Na tai ką, užtikrintas patikimas į pusfinalį, nuo pat pradžių ryžtingai bėgai, kaip pati vertinai savo bėgimą, ar taip ir planavai bėgti priekyje? Bet nežinau, kaip planavau, nes prieš bėgimą Justinas pareikė, kad reikia bėgti greitai 1:59 ir tada bėgimas prieš mane prabėgo 58. Tai aš žinau, kad arba turi būti greitai, arba turiu būti top 3 ir nėra kitos išeities, bet kai Lenkija mergaitė paėmė iniciatyvą, tas tikrai buvo labai smagu ir man nieko nebuvo geriau tiesiog būti antroje pozicijoje. Naujas aksesuaras, ne visada dažnai matom su akiniais, laimės ženklas čia bus gal? Įdomi, turiu komandos narį iš Lenkijos ir jinai bėgo su akiniais ir sakau, būtų įdomu pabandyti ir dabar pabandžius nenoriu nusimti, nes faina, kai nieks nemato mano akių, jaučiuosi tokia gal susikaupusi ir labiau, nežinau, pasitikėjimo kažkokio duoda. Laukia tik diena poilsio, vėliau išvis maratonas, dėl to, kad dar ir 1500 metrų rungtis laukia. Kaip apskritai su treneriai susidėlioja planą, kaip šitiek startų per vieną savaitę? Bet įdomų planą labai nesusidėliojom, bet ką man pasakė treneris, tai buvo, mes bandėm nuspręsti, ar bėgti abu ar vieną, aš linkau prie vieno, bet mano treneris sako, aš matau, kad tu tiesiog dievini varžytis ir aš manau, kad tiesiog eik ir daryk, ką mėgsi labiausiai, ką myli labiausiai ir manau, man tiesiog tas bėgimas, kai nėra tiek varžovių Lietuvoje, aš noriu išnaudoti visas tas galimybės, kai turiu kur jas išnaudoti. O kaip ta viena diena poilsio atrodys? Labai gerai. Nenorėčiau bėgti daug iš eilės, kadangi bėgu pusantro, tai... Kaip atrodo ta taktika? Tu stebi, žiūri varžovų pavardės, žinai, kaip merginos bėga ir pagal tai pasirenki savo taktiką? Ar tai būna galbūt jau starto metu žiūri pagal situaciją? Dabar tiesiog žiūrėjau, kaip išbėgau, dairiausi, ar kažkas bando lenkti ir niekas nelindo, tik likus 100 metrų ir man buvo... Aš jaučiausi gerai, aš tiesiog pasakiau savo, nesusigūžk, baik laisvai ir viskas bus gerai. Ir pajaučiu, kad varžovė bandė lenkti ir likau tiesiog susikaupusi ir atsipaldavusi ir pavyko net laimėti pergalę, tai labai džiaugiuosi. 800 rungtyje nebus taupomasi, ar ne, galvojant apie 1,5 kilometro? Manau, ne. Visgi, žinoma, bus matyti pusfinalyje, iki finalo patekti bus nežmoniškai sunku, tai aš tiesiog esu laiminga, kad turiu tą galimybę patekti. O jeigu nepateksiu, aš turiu 1,5, tai viskas ir bus labai gerai. Apskritai tavo sezonas labai įspūdingas ir deimantinės lygos ir krentantis Lietuvos rekordai. Ar pati supranti, kur ta sėkmės paslaptis? Labai daug įdėta darbo. Gal dėl to manęs taip nebaido bėgti čia tiek daug rungčių, nes mes dirbam nežmoniškai sunkiai, aš niekada gyvenime taip nedirbau ir man davė labai daug pasikeimo. Yra tas pojūtis, kad yra dar tų rezervų ir gali būti tos 100-osios ar 10-osios būti geresnės pusfinalyje? Nežinau, priklauso nuo bėgimo, manau, tikrai galiu bėgti ties asmeninį ar asmeninį, tai manau taip. Tai to ir palinkėsim. Ačiū labai.